Pabudome, 7 diena, lekiam papusryčiauti. Pasižiūrim, koks oras šiandien. Na, atrodo, visai gražus oras. Varom pažiūrėti, kokie pusryčiai. Taip. Puikiausia bus kruasanas. Bus Prosciutto, formaggio. pica. Čia užrakintos durys. Čia mūsų šiandienos pusrytukai. Čia koks laikiklis kiaušinių. Susipakavimo čempionai. Šiandien 35 kilometrai. Taip? Easy peasy. Nusileisti iki Bergamo ir viskas. Akinas dar reikia nusiplauti. Ciao! Čia šitas su mumis važiuos? Kaip? Šitas su mumis važiuos? Nu. Buongiorno. Buongiorno. Jaučiu karščio rekordas šiandien bus. Gali būti, nes jau Šilumos. dabar labai šilta. Šiaip jaučiasi, kad jau baiginėjasi mūsų atostogų. O kaip tau jaučiasi? Nu, kad jau va, link važiuojam, link Bergamo. Jau liko nedaug, jau nėra taip, kad reikia daug pakilti, daug numinti. Šiandien jau easy kelionė, nes čia mums 40 km, tai juokas. Jeigu tau keliuko neskaudės, gal galėsim eiti pabėgioti šiandien? No vakare? way. No way. No way. Susigadinsi sąnarius. Ar nustebino tave Terme de San Pellegrino miestelis? Mane nustebino Grand Hotel uždarytas. Viešbutis tai atrodo įspūdingai, gražiai, bet šiaip nieko ypatingo tas miestelis. Aš Tai čia kažkaip tas yra tas, kur žymus vanduo, San Pellegrino, žalias butelis, Nu. kur kainuoja over a price. Taip? Nu, tai čia jo yra mineraliniai vandenys kažkokio. Vandens kasyklos. Bet nelabai nustebino miestelis pats. Eilinis itališkas miestelis. Gražus labai, bet aš tikėjausi bus ten, nežinau, vandens kriokliai. Va čia va buteliuk San Pellegrino. Nu, į miestą įvažiuoti po šitiek dienų važiuojant kažkur Alpėse sunku. Na, labai daug žmonių. Daug žmonių, daug eismo eina savo. Baisu. Atrodo, ką jūs žmonės čia veikėt visi. Bet mes atvykom. Praktiškai visą laiką leidomės. Čia tik ant galo. Na, bet vis tiek surinkom 100 PM8. Nusileidom 301, beveik leidomės taip nuo žulniai visą laiką.
sunkiai, bet įėjom į mūsų apartments. Neatsidaro. Gytis jau paniką kelia. Čia mūsų kambarys. Paskutinės nakvynės yra shared bathroom. Čia tualetas. Čia tiesiog buvo butas, taip? Manyčiau, o Ir čia daug yra kambarių. dušas. Ne, tai čia yra 2 tualetai. Kiek čia buvo kambarių, pavyzdžiui, čia įeidavo žmonės į savo butą 1, 2 kambarys, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aišku, čia jau turbūt tiek nebuvo, bet padarė, taip? Nu, manyčiau. Bet fain. Dabar galim nusiprausti ir varyti dėžių susiveikti. Bus mūsų šiandienos planas ir tada ką nors skanaus užvalgyti. Gerai. Gerai? Čia paspaudė teklę mygtuką, atsidarė vartų. Varom dėžių ieškoti. Buongiorno. Buongiorno. I was talking to Andrea Cima See? Yeah? about the boxes. Okay. 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 Geras, kokie paveikslai. Yeah, it's coming. Okay, grazie. Švykos. Visai gražus paveikslai. Gavom. Dėžai. Vieną bent jau turim rankose nepaleis, svarbu, kad nebedimtų. Turime dėžes, atsitempiam iš dviračių parduotuvės. Tai labai pasisekė. Dabar tik reikės susipakuoti. Ir aišku, jas nusigabenti iki oro uosto. Kuri tau diena labiausiai paliko įspūdį? Kad visos gal. Nu, bet nėra taip, kad viena kažkaip labiau. Man, pavyzdžiui, ta, kur pačią, jau antrą dieną pakeliavę tą 25 km nuo oro uosto ir antrą dieną pradėjom ten minti, tai man ten buvo, jaučiu, įspūdingiausia diena. Ir dėl pakilimo, ir šiaip, kad ilga tokia diena ir buvom Alpėse, ten stūmėmės dviračius, bekelę varėm. Bet aišku, visos labai fainas. Tos dienos, kur minėm kalnuose, tai jos gražiausios. Vis tiek kalnai gražiausios. Sunku minti kalną. Bet kartu ir faina. Šiaip būtų smagu suskaičiuoti, kiek per šitą kelionę pakilimų surinkom. Turėjo visai daug būti, nes porą dienų, tai galim sakyti, surinkom po 3000. 3300, 2,5, tada 1,5 kilometras. Nu va, suskaičiavau. Šiandien 300 surinko. Bet dabar dar sukilom Dar 130 į kalną. Nu, fain. Šiaip, nežinau, man smagiausias keliavimo būdas. Ir nereikia daug tų rūbų, nereikia daug kažkokių lagaminų, tiesiog, tik sakyčiau, visai brangiai kainavo dviračių transportavimas. Įdomu, ar nebūtų pigiau arba panašiai išsinuomoti dviračius. Aišku, jie nebūtų gal tokie geri kaip mūsų. Bet vien tik vieno dviračio transportavimas pirmyn atgal kainavo 120 eurų. Tai mes, kai buvom Romoj, išsinuomavom dviračius 2, bet aišku, per pus trumpesniam laikotarpiui ir buvo 190 eurų 2 dviračiai.
Tai vis tiek grubiai 30 eurų dienai yra. Nu jo. Tai 7 dienom žmogui būtų... Na taip, bet žinai, 210. tas ieškojimas, paskui dėžės, tempimas, nu toks truputį nėra Nu, bet patogu. nepigiau, tai... Na gerai, gal ir nepigiau, bet labai fain. Kartosim, taip. Norėčiau sekantį kartą, jeigu į Italiją varysim, numinti iki Cortina d'Ampezzo. Reikia daugiau dienų tada. Reikia daugiau Arba su dienų. traukiniu pavažiuoti. Nu jo, arba su traukiniu, arba tiesiog daugiau dienų keliauti, nes ten jaučiu labai turėtų irgi būti gražu. Arba galėtume pietuose, bet pietuose yra tokie truputį betvarkė. Nėra... Man jau čia į miestą įvažiavus jau nesmagu. Kvapai, šiukšlės, žmonių daug. Tai į pietus netraukia visai. Bet kalnus čia patyrinėti tai smagu. Nuvažiuoti dar.